Sveiki visi, su jumis Lietuvos ūkininkas. Tai va, pasibaigė mūsų šilti orai, bet jo, šilti orai mūsų nestabdo, tai šiandien susirišiau biškį, kur išvažiuot pasivažinėt. Tai biškį bus, nedarysim šiandien nieko, nedarysim. Tai, kad ir šiandien lauke šalį šveičia, bet vis tiek 8 laipsnių šilumos. Tai teko apsirengt striukę aš su savo žirgu. Šiandien išvažiuoju aptyrinėti apleistą mokyklą. Čia nuo manęs kokie 2 kilometrai plius minus. Tai jo, su savo žirgeliu. Tai kas vakar buvo mano žirgu, kad šita galinė padanga sprogo ir išleido oras. Tai aš šitą visą galinę padangą įsiardžiau, įsimontavau. Tai valandą laiko viršaus užtrukau. Laimė, kad turėjau kitą kamerą, tai sutrukau viską. Tai jo, dar liko biškį galas kelio. Liko dar kažkur kilometras mažiau. Tai ką, susitiksim, kai būsiu nuvažiavęs. O nepaprašau, būtinai prašykit mano PayPalą, padėkit man surinkti pinigėlių ant keturračio dalių, tai būsiu labai dėkingas. Nuorodą aprašyme, įmesit jūsų sumesti pinigėliai, man bus labai padės, tai ačiū visiems, kas įmes. Gerai, važiuojam. Tai va, atvažiavau iš ten mokykla, dabar reikia pasikavoti mano dviratuką. Va čia kaip ateis, tai grįšiu namo ir be dviračio, be nieko. O pasikabinu. Tai va ta mokykla. Klasės galim įeit. Nu, pagaus tai pagaus, bus kaip bus va. Didumo. Pavėšinių šios dabalai yra. Tai mes galim įeit čia pro duris. Jo. Gražiai atsirakinti. Tikiuosi šio video nereikės ištrinti. Va. Gerai, pirmos durys, žiūrėjom, ką turim. Opcija. Buvus valgykla. O, langeliai viskas likę. Aišku, pečiaus jau irgi. Iš pečiaus matomai nieko nelikę. Kaip matome. Absoliučiai nieko nelikę. Čia valgyti gamindamo, blemba. Gerai. Šokame į kitus kambarius. Sakau, į kitus kambarius. Į kitas klasės. Va, lenta. Kalidoriukas. Čia buvus, matyt, valgykla, pečiukas, viskas. Kėdės, langeliai. Ja uždarė, šitą mokyklą uždarė 1900 kažkelintais metais, bet tiksliai nepasakysiu, o lenta buvus, popieriai viskas likę, pečius irgi. Na jo. Įdomus plakatai. Kelio eismo. Buteliai. Jau visokiausių čia pilna šūdų, kaip sakoma, atsiprašant. Matematiniai dalykai. Na jo, įdomiai. Šokame lentos. Kažkokie žaislai, ai čia. Raketės visokiausios. Kitas kabinetas, na čia palūžė, irgi buvus lenta, lempos tik išlikė, daugiau kaip ir nieko. O, koks gražus, čia irgi kažkas buvę, bet taip ir nežinau kas. O, dar likę žmonių daryti. Blemgo, galvoju, kad kažkas ateina jau. Čia irgi va klasė, tuštutėlį.
Blemba, kaip nejauku. Irgi. Klasė. Gal kam kompiuterių reikia? Nu, apdaužyta, ištrankyta. Nu, čia tai burdakas nemažas. Matot? Skasiu šabakštynu. Čia paryta siena, už to sienos yra salė, bet kažkas čia užkalė. Čia irgi va, kaip matome. Ir jūs visokiausių šūdo. Čia elektros buvę. Kažkas čia irgi skytiniai. Kažkokia bus labai įdomi. Gal čia per daug nelandžiam. Tai va, sakau, toksai koridoriukas. Čia siena ir dar kažkur ir kita siena. Ir ten eina į visai kitą mokyklos galą, bet ten nenueisim. Tai va, sena mokykla. Čia yra... Einam išėjau, užteks jau šiandien. Čia yra Piliakalnių mokykla. Į šitą galą kitą kartą gal nueisim, jeigu bus atrakyta. Visas sakė, galą išsipirkė kažkas. Tai nelabai nulandžia, čia dar į pavysinai, blemba vėjas pučia kaip visada. Ten buvę tualetai, ten kažkur, jeigu matau, čia irgi kažkoks tvartas šulinys. Nu jo, mokykla nebloga. Nu, įdomiai. Viskas čia likę. Tik blemba chuliganai va, tik langus išdaužė. Oi. Ten čia kažko toliau toliau ten kažkas veda viduj. O čia mes ką tik buvom neseniai. Ir jo, čia va žmogus gyvena. Tokia čia mūsų mokyklėlė, ne mano. Čia mokėsi mano mama. Prieš daug metų. Sakau, ją uždarė, net nesiduoju kada, bet žinau, kad uždarė 1900, nepasakysiu, gal 99 gal kokiais. Nu, kad net nežinau. Tai va, matomai labai atgyvenus. Mokykla jau esu, čia dafiga metų. Čia direktorių vaikai, gal kažkas plius minus iš tą galą įsipirko, čia yra sporto salė ir visa kita, čia yra, šičia yra rūsiai, rūsiai langeliai, tai iš tą įsipirkė, iš tą pusę atsirestauravau, čia niekam. Eik, nafik, nysluoja, gerai. Einam iš čia. Tai va, tiek šiam kartu šią kelią, o tokia mokyklėlė, nelabai sakysiu kur. Nemesiu jokių locationų niekur, va, tik tai bus gerai. Tai ką, likiu namo, viskas, tiek šiam kartui, ačiū žiūrėt šį video. O su mano laimingu triperiniu ir su mokykla atsisveikinam, tai būtinai pračekinkit mano linką aprašyme, būkit labai dėkingi žmonės ir įmeskit man tų pinigėlių Tračio remonto. Prenumeruokit, palaikykit, subscribe'ykit ir susitiksim kitam kartui šią kelią. Tai parašykite komentarus, ar patiko šios mokyklos apžvalga, ar norėtumėt dar, kad daugiau iš tą mokyklą apnaršyčiau visą kitą, taip toliau visą šitą plotą, tai būtinai rašykit į komentarus, o dabar atsisveikinu, tai sakau viso ai ne, mamlema, reikia pratemti gal 10 minučių. Gal ką padarom, einam dar iki ten. Šitą, nežinau, reiks iškirpti, čia biškį gal per anksti atsisveikinu, bet bent 10 minučių reikia ištemti. Ten pažįstami gyvena. Čia buvo kažkokie lauko tualetai, sakė. Nes mokykloje kaip ir pačioj nebuvo tualetų, aš nelabai žinau. Surinkam 2000 laikų ir einam į šitą namą, į kitą mokyklos galą. Jeigu surinkam 2000 laikų, bet matau, kad taip neįmanoma, tai jeigu surinksim, padarysim. Tai aišku, apie tą laiką labai apžėlį čia klonai kažkokie. 3 tualetai.
Jo, čia Šabaksino tualetai kaip tualetai. Senoviški tie tualetai. Jeigu čia užrakyta, tai... Gerai, čia nelysim. Tai va. Mūriniai. Kluonė būtų įdomu, bet kas gero. Čia sakė, labai skanus obuoliukai auga. Nu ką, kaip ir viskas. Va tiek va. Čia sakau, metelių tą eiktų savo. Dar yra antras aukštas, bet nežinau kaip ten įlipt. Bet bandysim kažką. Toksai kažnai kas jame viduj. Koksai... What the fuck čia yra? O, tu kurmi. Gal ne man nelabai jau čia ką matysi. Ai, va matosi. Irgi visokiausio šūdo. Tai va, sakau, Piliakalnio mokykla, va tik tiek galiu pasakyti. Šūlinukas. Toksai. Čia irgi sodyba visai graži. Čia būdavo, sakė, prieš tos sodybos direktoriukai renkasi. Direktoriai. Tai va, surinkam 2000 laikų ir einam į šitą vidų. Bandysim. Nuėjus į antrą aukštą čia. Nueit. Bet nieko gero, nu blemba, sena mokykla tai eiktų savo. Aš nežinau, kur čia buvę. Aš nežinau, kur sporto salė, bet sporto salė nam galėk man lyg kaip ir sakiau. Bet tipo, kas da išlikė, tai va, lentų visokiausių šū. Nu ką, dabar tikrai su jumis atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Like, subscribe, like, share. Surinkam 2000 paspaudimų ir eisim į kitą galą, į sporto salę. Ir įmeskit pinigų. Būkit žmonės, būsiu labai dėkingas. Gerai, čiau šakelę, susitiksim kitam video. Čiau.